Labas, mielas žiūrovė. Visų pirma, norėtume atsiprašyti, kad mes nekėlėme video kurį laiką. Manau, patys suprantat, šio laikotarpio, kur dabar kuriam video, mums prasidėjo mokslo metai. Mums yra žymiai sunkiau dabar, aišku, kažką tai kurti ar tai įkelti video. Bet mes taip pat kai ką ypatingo ir kūrėm per šį laiką. Tai yra Arnoldo transformacija. Arnoldo transformacija tai yra mūsų daug darbo įdėta, daug laiko įdėtas projektas, kuris padės jums pasikeisti, kaip ir mums padėjo. Žodžiu, viską tai, ką mes bandome skleisti šią savęs tobulėjimo žinutę, jūs galėsite daryti privačiai su mumis. Pavyzdžiui, galėsite jūs mums kažkurio dienos metu mums paskambinti. Mes atskleipsime ir mes su jumis pakalbėsime, mes jums patarsime tiesiogiai. Tai iš tikrųjų tas produktas, kuris jums padės žymiai greičiau tobulėti, mes teiksim jums galimybės prisijungti tiesioginius skambučius, kur mes vestume kažkokį tai savęs tobulėjimo pamoką ir aptartume kažkokį tai dalyką. Kaip ir sakė Augustas, kad jūs galėtumėte klausti visokių klausimų, pareikšti visas savo problemas ir mes dėka savo žinių bei išminties galėtume tiesiog jas išspręsti. Tai tas, manau, labai pagrindinis dalykas, kuris labai padėtų. Kartu kaip bonusas mes suteiktume jums ilgus gidus, video irgi, kur mes įdėtume labai daug darbo ir to laiko, kur kalbėtume labai ilgai, dėl to, nes mes norėtume duoti visą tą vertę. Taip, tai tokie ilgo formato video, žinoma, yra geresni. Jūs YouTube tokių video be jokių karpimų, be paveiksliukų jūs nerasite. Ir dažniausiai tokie video, kur pilna paveiksliukų, kur ten vos kelias minutės, tai jie visiškai jokios vertės neduoda. Jūs pažiūrėję video, jūs neimsite ir nepradėsite keistis. Tai šitie ilgo formato video gali būti paremti galbūt jūsų klausimais. Mes sužinotume, kokias problemas jūs turit ir mes pateiktume tą sprendimą. Ir aišku, nepamirškime bendruomenės, kuri taip pat ateis su šiuo paslauga tai produktu. Bendruomenė, kur jūs galėsit susirasti draugą su tokiais pačiais interesais, tokiu pačiu mąstymu, kuris bando taip pat tobulėti kaip ir tu, bando įgyvendinti gerus įpročius, tobulinti juos ir, žinoma, atsikratyti tų blogųjų. Galėsite kalbėtis, klausinėti, mes skirsim dėmesį, aišku, tai bendruomeniai, ką jūs ten kalbėsitės, ar tai šiaip, manau, labai ir smagiau bus, nes jausit toks vienišas. Kaip prisijungti iš tos grupės, jūs galite nemokamai prisijungti, bus linkas descriptione, tai bus Discordo grupė. Pasisiųskite tą programėlę Discordo, ar tai būna, jeigu jūs tos programėlės nenaudojate, tai kai atsidarote tą programėlį, būsim tik tais mūsų, bus tik tais jūsų bendraminčiai. Tai kaip jūs praleisite prasmingą laiką toj chatinimo programėlė. Tai kiekvienas padės kitam, jūs nesijusit vienišas, nesijusit, kad visi čia aplinkui žmonės kvaili ar kažkokie, tiesiog netokie, tokios geros vertės, kokie galėtų, manau, būti. Toj grupėje jūs tik tai matysit tos gerus žmonės, kurie bando tobulėti. Kokia visa šita esmė, tai žinote, kad mes stengiamės šitą savęs tobulėjimą platinti Lietuvoje tarp savo bendramžių, vyresnių arba jaunesnių irgi. Specialiai šitam dalykui mes sukūrėme svetainę internetinę. Taip pat ją rasite, jos nuorodą rasite descriptione. Tenai bus viskas sudėta, viskas paaiškinta ir už tikrai nedidelę kainą jūs galėsite prisijungti ir pradėti keistis gyvenimą. Nes žinokit, kai iš savo pinigų arba kažkiek investuojate į save, tai tada jūs ir nenorite to paleisti. Pavyzdžiui, sumokėtumėte už kažkokį tais produktą, tai jeigu jūs iš jūsų pinigų sumokate į tą produktą, tai jūs jį išsaugote. Jūs norite viską, ko galima daugiau iš jo pasisavinti. Tai tas pats su mūsų produktu. Kviečiame mes jūs prisijungti į tą nemokamą bendruomenę. Lauksime, nesvarbu kur jūs, ar tai tam Discorde, ar tai tam website, kur jūs galite, ar jūs esat pasirengęs toliau tobulėti, tai kad, žinoma, greičiau ir paprasčiau. Lauksime skambučių, iki kito karto.